Labas vaikai, ar mėgstate valgyti makaronus? Aš tai labai. Todėl ir sukūriau jums tokią makaroninę pasaką, kuri prasidėjo truputį seniau nei labai seniai ir truputį šiauriau nei pačiuose pietuose. Taigi tiksliai ten ir tada ant ledo luito ledinėje troboje gyveno ruonis Gugis. Turėjo dideles lapatas, visada šlapę snukutį, storą pilvuką, kuriame tilpo geras humoro jausmas, o kiek aukštėliau ir didelę dosnią širdį. Sykį paryčiais pas jį atklydo jauna žvaigždelė. Aš pasiklydau, gal tu žinai, į kurią man pusę? O kurgi tu keliauji, pasidomėjo Gugis. Aš keliauju į ateitį. Tada tai tiksliai žinau, kur tau reikia. Tiesiai į viršų. Žvaigždelė padėkojo ir mirgėdama pakilo aukštyn. Gugis ją stebėjo, kol žvaigždės visai išblyško, nes išaušo rytas. Ta pačią dieną link pietų pas Gugį užklydo ūdra. Tai dienel, nekasnel, burnoj neturėjau, cyptelėjo. Gugis pavadino ją vidun, kur ant stalo garavo pietūs. Dumblių košė su žuvies kepsneliais, ąsotyje putojo jūržolių gira, o desertui stingo ledo kristalų pudingas. Pasisotinusi ūdra tarė: Lieku tau skolinga, jei reikės kada pagalbos, kreipkis. Gugis linktelėjo ir palydėjo svečią atgal į bangas. O kai į bangas nusileido ir saulė, ir tamsiame nakties danguje sužibo mėnulis, Gugis ruošėsi miegoti. Lediniu šepetuku valėsi dantis ir niūniavo senas melodijas. Tik girdi, kažikas beldžia. Padėjo šepetuką ir nuėjo atidaryti. O ten pingvinas. Sveikas, bičiuli, kaip reikalai? Reikalai švarūs, nes ką tik įsivaliau dantis, o bičiulių kelis turiu, bet tave pirmą sykį regiu. Pirmą, bet ne paskutinį, drąsiai atrėžė pingvinas. Aš atkeliavau iš pietų Džordžijos salos ir nė nekviestas įtepšnojo svetainėn. O atsisėdo prie stalo, užsirišo baltą servetėlę, į pelekus griebė šaukštą su šakute ir šūktelėjo: Vakarienė! Gugis vos nesprogo, bet patiekė svečiui, kas buvo likę po pietų, dumblių košės ir žuvies kepsnelių. Pingvinas kaip mat viską sušveitė ir šakute jau gramdydamas tuščią lėkštę pareiškė: Gera pradžia, o dabar antras patiekalas. Gugiui akys ant kaktos išlipo, tai besotis. Nuėjo virtuvėlėn, bet nieko gero nesurado. Tik sandėliuke pupsojo didelis makaronų maišas, padėtas ten juodai dienai, kai valgyti visai nebebus ko. Kadaise Gugis pats sužvejojo tą maišą, skęstantį jūroje. Matyt, buvo koks laivas pametęs. Ką darysi, išvirė jis pingvinui tų makaronų.
pasūdė jūros druska, pagardino šviežiais taukais, bet įžengęs svetainėn vos neišmetė garuojančio puodo iš lapatų. Prie stalo sėdėjo ne vienas, ne du ir net ne 5, o visi 7 pingvinai. Jie linksmai čiauškėjo ir aptarinėjo, kokio storio dabar ledas. O, vakarienė! Dar labiau sukruto pamatė Gugį. Bet šis greitai sumetė, kad vieno puodo visiems neužteks. Padalijo, kas buvo, ir nuėjo virti dar. Virė ir virė tuos makaronus kiaurą naktį, o pingvinai valgė ir čiauškėjo kiaurą naktį. Jau paryčiais, nusibaigęs kaip sena šlepetė, Gugis krito į ledinį fotelį ir užknarkė. Ką jau ką, o užmigdavo tai jis lengvai ir miegodavo kaip užmuštas. Galėdavo didžiausi kruizai pro patūsus plaukti, anas nekrust. O pingvinai, tiek makaronų prisikirtę, nė nemanė eiti miegoti. Jie sugalvojo savaip. Pasiuntė jauniausiąjį pingviną atgal į Pietų Džordžijos salą ir liepė pakviesti čionai visą savo giminę. Mažus ir didelius pingvinus, mergaitės ir berniukus. Nes tokio gardumyno kaip ruonio makaronai jie niekados dar nebuvo valgę. Kitą rytą, saulei pašildžius ledinės trobos stogą, Gugis pramerkė vieną akį. Apžvelgė svetainę ir tučtuojau pramerkė ir kitą. Visas kambarys šlepsėjo pingvinais. Jie be jokios gėdos ar sąžinės graužaties šeimininkavo čia kaip namie. Mažieji iš makaronų lipdė žuveles ir mėtė vieni kitiems į snapus. Moterėlė sūdė vandenį, vyreliai bėrė makaronus į puodus, o senoliai maišė dideliais samčiais, nepamirždami karts nuo karto ir per dangčius smagiai trinktelėti. Gugis tuoj pat įsibudino ir nulėkė patikrinti savo maisto atsargų. Didysis makaronų maišas buvo tuščias, nė vieno makaroniukštėlio. Ei jūs, makaroniniai pingvinai, užbaubė jis ir šlepsėjimas pritilo. Kiek jūs galite ėsti? Negi nematote, kad jums ant pakaušių jau netėmė dygti tie geltoni makaronai. Pirmieji kieman išskuodė vaikai ir smalsiai apžiūrėjo savo atvaizdą skaidriame lede. Kiek aukštėliau snapų virš akių iš šonų styso dailios geltonos sruogos, kaip kokie spagečiai vietoj vešlių antakių. Mes, makaroniniai pingvinai, ėmė šūkauti nė kiek nenuliūdę ir pešiojo vieni kitiems tas sruogas, bandydami paragauti. Ir sutapk tu man taip. Tuo metu pro šalį kaip tik plaukė didelis laivas. Ant denio jūreivis pro žiūronus pamatė pingvinus ir tučtuojau pakvietė kapitoną. Žiūrėkite, kokie pingvinai, tikri dabitos. Kapitonas čiupo žiūronus, paveizėjo ir nusijuokė. Tikrai, kad stiliaivos.
Žinai, jie man primena mūsų makaronius. Ir dabar abu skaniai užsikvatojo. Matais laikais Anglijoje makaronys buvo vadinami vyrai, kurie sekė itališką madą ir mėgo puošniai rengtis. Spalvotais marškiniais, skrybėlėmis, o jose ryškiomis plunksnomis. Ir nufotografavo kapitonas tuos pingvinus ir parvežė nuotrauką namo. O ten mokslingi žmonės prirašė visokiausių straipsnių, neva kodėl pingvinams tokios šukuosenos reikalingos. Ir įdėjo jų linksmus pakaušius į visas enciklopedijas, vadovėlius ir net pasakas apie jūros gyvūnus vaikams. Tuo tarpu Gugis vis dar tvarkėsi trobą. Kai pingvinai pagaliau iškeliavo, jam liko krūva nešvarių indų, prišlepsėtų grindų, riebaluotų samčių ir ne vieno makaroniukėlio. Šiaip ar taip, nelabai man jie ir patiko, pamanė Gugis. O tada prisiminė ūdrą ir pasikvietė ją, kad padėtų įsikuopti. Naktį išėjo į kiemą paieškoti mažosios žvaigždelės. Jis pinksėjo prie pat mėnulio ir siuntė jam linkėjimus iš ateities. Tai Gugis laimingas prisėdo ant ledo krašto, gurkšnojo jūržolių arbatą ir dūmijo. Kaip būtų juokinga, jei kada nors ateityje tuos pingvinus tikrai pavadintų makaroniniais pingvinais. Kaip manote, vaikai, ar pietų Džordžijos saloje ir šiandien gyvena makaroniniai pingvinai? Paklauskite mamos, arba tėčio, arba mokytojos, arba kompiuterio. O tam kartui visiems linkiu šiltų makaroninių sapnų.